Sveiki, mėlyjeji, sveikas Artūrai, mūsų Labas, Arnai. savaitinės apžvalgos. Tokia gegužės 7 diena, žiniasklaidos atstovų, žurnalistų šventė, spaudos atgavimo diena, knygnešių diena. Nuoširdžiai, Artūrai, sveikinu tave kaip žurnalistą Ačiū, Arnai. iš didžiosios raidės. Ir prie mano sveikinimų, tiesa, šiek tiek iškreiptų supratimu prisideda ir laisvo žodžio apologetė Ulbinaitė. Laisvas žodis, laisva spauda visada padėjo mums išsaugoti valstybę. Šiandien mūsų pareiga yra ginti laisvą žodį. Ir deja, ginti tenka ne nuo carinės Rusijos. Deja, simboliškai graudu, bet spaudos laisvės dienos išvakarėse sulaukėme Venecijos komisijos išvadų, kurios siunčia labai rimtą signalą Seimui dėl to, kad daroma klaida, kuri gali labai skaudžiai atsiliepti ne tik žiniasklaidos nepriklausomumui, bet ir demokratijos raidai šalyje. Todėl didžiausia dovana šiandien spaudos laisvės dieną ir žurnalistams, ir visiems laisvą lietuvišką žodį mylintiems žmonėms būtų, jeigu valdantieji atsitrauktų, atsikvošėtų ir patrauktų rankas nuo LRT įstatymo. Tai būtų didžiausia dovana. Todėl kviečiu susimastyti ir šalin rankas nuo laisvo žodžio. Susimasčiau ir taip pat po šito pareiškimo 25 Seimo nariai susibūrė į kovos su dezinformacija, o kitaip tariant, totalios cenzūros grupė rinkosi Seimo salėje. Pirmininkai išsirinko. Be abejo, Ulbinaitė. Žinai, pirmiausia, tai negaliu neprisiminti, kad apie laisvą žodį ir laisvą žiniasklaidą kalba žmogus, kurio dėka, kai jinai dirbo pas ponę Grybauskaitę, ant tos laisvos žiniasklaidos buvo užsiundytos STT ir VSD. Ir darė kratas ne tik tai namuose, bet ir garažuose pas žurnalistus, būtent Ulbinaitės dėka, jos veiksmų dėka. Bet kaip tik, man labai patiko, aš kaip tik norėjau apie tai pakalbėti, Arnai, apie tą, reiškia, išvadą Venecijos komisijos. Čia visi rašinėjo, čia Venecijos komisija ta, Venecijos komisija na, čia perspėjimai, signalai ir panašiai. Ir aš kažkaip pagalvojau, žinai, kad o kas yra ta Venecijos komisija šiaip jau? Mes čia visi kalbam apie ją, bet tai iš tikrųjų yra tiesiog, patariamasis organas. Patariamoji institucija be jokių, sakykime taip, teisinių galių ir įpareigojimų, kuri gali pareikšti nuomonę vienais ir kitais klausimais. Žiniasklaidos. Tai kai dabar sako, kad čia Venecijos komisija kažką pasakė ir mes dabar turim taip daryti, tai nėra taip. Lietuva vis dar yra nepriklausomai savarankiška valstybė ir gali priimti sprendimus taip, kaip jinai įsivaizduoja pas save žiniasklaidą ir laisvą spaudą. Ir Venecijos komisijos išvados, galima jas paskaityti, galima jas reaguoti, bet nebūtina jų laikytis. Ir tas visas, žinai, toksai, tas vėl perdėliojimas akcentų, ar ne, kad štai kažkas kažkur kažką pasakė ir mes dabar turim klusniai tuos nurodymus vykdyti. Taip nėra. Lietuvoje iš tikrųjų drąsiai galima teikti. Šiandien žiniasklaida yra laisva. Laisvam žodžiui niekas negresia. Ir jeigu mes sugebėjom 35 metus taip gyventi su laisva žiniasklaida, tai gal sugebėsim ir dar be jokių Venecijos komisijos patarimų, aš galvoju. Tai čia, tiesiog ta proga, žinai, tos spaudos atgavimo dienos proga, aš noriu priminti, kad mes esame kaip valstybė laisvi pasirinkti ir mūsų tos laisvės niekas negali atimti. Bet dar vieną noriu, šiandien su ta laisvos spaudos atgavimo diena, matomai, žinok, jie įsiklausė, paminimės porą savaičių, kalbėjom apie tai, kad jeigu jie svarstys gegužės 7 dieną LRT įstatymo pataisas, jie užsitrauks debesį. Vienok, matomai,
Klauso, nes Na, apart tai mūsų apie būtų- tą problemą taip. nieks nekalbėjo ir Nes perkelė būtų, į na, kitą tikrai, savaitę. būtų labai geras ginklas į rankas visiems tiem, kurie nevagina laisvą žodį. Tai, na, žinai, mesgi sakom, kad yra ir išmintingų politikų Lietuvoje, ar ne? Tai kažkas išgirdo ir paklausė. Na, šiandien išsisprendė didžioji intriga dėl šešėlinio partijos premjero Gintauto Palucko. Čia, aišku, visi sako, ne, mes kur tau. Mūsų premjeras yra Mindaugas Sinkevičius, mes jį išrinktas. Išsirinkom, taip. Jo, norėčiau pasakyti, gal geriau taip, tarkim, ar mes mėgstam, Artūrai, dėt į kaktą, pasiskyrėm, tik aš nesupratau, kodėl 3 metam, galėjogi 15 metų iš karto, nu, pavyzdys, Kaip amžinatilis Algirdą Mykolą, ar ne? Nu, a kodėl? Turim ir gyvų klasikų, čia vat, piečiau Batka, ryčiau Valodę, nu, vis tiek giminingos partijos TSKP, LSDDP, nepriklausoma TSKP, dabar, nu tai iškart 15 metų ir tuo labiau, kad čia net nepasiskyrė, čia žmogus reinkarnavosi. Ir, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie Mindaugą Sinkevičių, tai man jis apskritai toks jaunasis Brazauskas, nes tikrai apie aplink žmonės, jo paprastas tonas, jo kalbėjimas ir bendravimas su žmonėmis daro jį tikrai labai tokiu politikų, nuo kurio mes esam partijoje ir startavę. Žinai, aš žiūrėjau šitą Rimvydą Paleckį, kaip jisai bandė sulaikyti šypseną iš tikrųjų. Tikrai, kvaila lyginti Mindaugą Sinkevičių su Anapilin išėjusiu Algirdu Brazausku, nes tai visiškai skirtingo kalibro žmonės yra. Bet aš kažkaip, dabar kai klausiausi, aš pagalvojau, žinai, kad man Mindaugas Sinkevičiaus, turiu galvoje tą istoriją pirmininkavimo, primena, žinai, Karnai, Gabrieliaus Landsbergio pirmininkavimo. Ta prasme, kažkaip jie man tokie panašus kažkuo tai šitie du politikai, ne, kurie taip staiga, kaip ir iššauna ir Anas jau šiandien ten nežinau, ką jis ten veikia dabar, tiesą pasakius, ir matau, kad ten, dar su, girtoklėlių vairuotojų vis ten pasišneka Delfi studijai, bet šiaip, aš galvoju, kad jie tokie, su Gabrieliu Landsbergiu būtų galima Sinkevičių lyginti, bet su Algirdu Mykolu, tai atsiprašau, tikrai ne. Nu, visur yra išraiškos laisvė. Kizienė galvoja, kad tai yra Brazausko reinkarnacija, kaip matei, avataras, jie ten LSDDpistai prie Eivos, tada nusileidžia sėklą ir Sinkevičius atgimsta, kaip tas, žinai, Jack Sully. Bet jeigu baigiant temą laisvės išraiškos, tai šiandien skaičiau, kad laisvė yra neribojama, bet tik tai išrinktiesiems. Galima dergtis, atsiprašant, ekskrementus mėtyti viešai, paskui pamačius, kad kelnės šlapios nuo kreipimos institucijas, ištrinti, o dabar vėlgi mūsų policija, reiškia, kaip tenai sako, mūsų policija mus saugo, bet rusiškai geriau tai skamba, žinai, jinai tapo mūsų milicija arba reinkarnavusi, kiek supratau, galima odioziniam Eduardovičiui dergtis ir dar jisai, pamatysi, dergsis dar labiau. Aš visą laiką kažkaip buvau geros nuomonės, iš tikrųjų, ir tikrai kažkaip galvojau, kad ta policija mūsų tikrai, suvalstybiškėjo, vadinkim šitaip. Bet kažkaip, šį kartą truputėlį, tikrai truputėlį nusivyliau, nes aš galvoju, žinai, kad vis tiek yra, turi būti kažkoks bendras standartas, ar ne? Irgi mes tam turėjom, tarkim, tą pačią, žinai, Tapino bylą su Orlausku, su Janutiene, tai
aš galvoju, kad tas pats standartas turėtų būti taikomas visiems šiaip jau. Nesvarbu, kas tu esi, ar Gražulis, ar Tapinas, ar Eduardovičius, ar Račas, ar Klivečka pagaliau, ar šiaip eilinis Jonas. Ar ne? Bet tas, kaip čia pasakyti, ta autoritetų tikriausiai, nežinau, ar galima vadinti jos autoritetais, bet, sakykime, kabutėse, autoritetų baime, Lietuvoje jinai kažkur pasąmonėje dar yra išlikusi. Ir ypač, kai kalba eina apie, vėlgi, aš tikrai nenoriu nieko blogo pasakyti apie bendrai apie policiją, bet aš galvoju, čia susiję yra tai, kad regionuose, galbūt mažesniuose miesteliuose, policijos pareigūnai tiesiog turbūt nusprendžia, švelniai tariant, nusiplauti rankas. Jie turi tą, aš netgi galėčiau, reiškia, įsidėti tą tokį, štampą. Jie tikriausiai turi paruoštuką, ar ne, tada į bet kokius paklausimus, reiškia, išrašo, kas yra gauta iš paklausėjo ir paskui tą paruoštuką klijuoja prie visų atsakymų. Tai aš vis tai galvoju, kad taip neturėtų būti ir dar vis tikiuosi, kad tas teisingumas visiems lygiai atsiras kada nors Lietuvoje. Aš vis tiek optimistas esu, žinau. Palauk, kodėl tu sakei regioniam, tu pareiškimą rašei čia? Nagrinėjo molėtų skyrius pagal gyvenamąją vietą. Tai tiesiog, vėlgi, sakau, aš manau, kad tiesiog yra toks, gal kažkas yra davęs netgi iš viršaus nurodymą, kad tiesiog klijuokit tos paruoštukus ir tegul visi eina į teismą, ar ne? Tai aš tikriausiai į teismą eisiu, bet aš manau, kad teisingumas kartais galėtų būti vykdomas ir be teismo Lietuvoje. Aš pasakysiu, kad tada vadinasi, tu čia paminėjai žodį autoritetai, tai vadinasi, aš suprantu, tu nepasakei kabutėse, aš tai priėmiau kaip gryną pinigą, mielas. Tai vadinasi, molėtų policijos tyrėja yra vienodo intelekto lygio, jeigu jai autoritetas yra Eduardovičius. Ne. Gerai, čia yra, aš taip. Nevarykime man ant jų, aš manau, kad jie dirba savo darbą ir turi tą darbą kartais tiesiog gaudo. Nesugeba. Ištvagis, jo. Nesugeba, kad jis galbūt peržengti per tam tikras pačių nusibrėžtas ribas, aš galvoju. Iš viso man mūsų teisingumo sistema, čia man buvo šokas, Artūrai. Tikrai to žodžio prasme. Žmogus, kuris turi rašytinį pasižadėjimą neišvykti, yra nuteistas, yra teisiamas, staiga mums mojuoja, reiškia, rankelę iš Baltarusijos. Ir pasirodo, Artūrai, kad lygu jisai išskrido iš Vilniaus, a tuo metu Kandratavičius mūsų yra kamandziruotei ir tada panašus klausimas buvo užduotas mūsų teisingumo ministrei Ristai Tamašūnienei. Kodėl ponas Celofanas turėjo galimybės išvykti, kas nesuveikė, ar išsianalizavote situaciją, jos trūkumus, kaip juos šalinsite ir be abejo kitas dalykas, tai patvirtinkite ar paneikite tą informaciją, kad jisai buvo netgi be apykojas. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti tos informacijos ir iš tiesų, bet priežastys, kodėl taip įvyko, jos aiškėja ir tikrai išvykstant per oro uostą, greičiausiai sistemoje nėra tam tikrų duomenų, kurie leistų užtikrinti visišką įgyvendinimą sprendimų, kurie yra teismuose. Tai tos spragos bus šalinamas, bet iš tiesų tai yra vidaus reikalų ministerijos veikimo laukas, bet nepaliktas tas klausimas ir iš tiesų, kad tokie įvykiai nebūtų ateityje, tikrai mes spręsime. Ir taip pat Teisingumo ministerija kreipsis dėl teismo sprendimo įgyvendinimo pagal tas sutartis, kurios galioja. O tos sutarties, vienintelės tos pagrindinės sutarties galiojimas leidžia tą padaryti. Pirmiausia, aš tau turiu Arnai priekaištą, nes man kaip tik komentaruose kažkas tai rašė, kad tu, reiškia, užsiimi patyčiomis
kalbėdamas kaip ministras Kondratovičius. Tai prašau to nedaryti ir neužsimti patyčiamis. Taip. Viešpatie Dieve mano, atleisk, nu kad tik tai. Pirmą tegul Kondratovičius dirba taip, kaip reikia. Ja, o Tada aš nebesityčiosiu. čia iš tikrųjų yra, aš net nežinau, kaip tą istoriją pavadinti, iš tikrųjų, tai yra, švelniai tariant, bardakas, ar ne? Bardakas valstybėje, kai iš tikrųjų recidivistas gali, kuriam iš tikrųjų yra paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, jisai, reiškia, spjauna į viską ir laisvai keliauja, kur nori. Tai man dabar tik tai įdomu bus pasižiūrėti, kas nutiks, kai jisai grįš, jeigu grįš, aišku. Ten 9 metai, aš tai nelabai drąsiai. Palauk, Artūrai, jisai pripardavęs tų celofanų atvirukų, kur turėjo lošti Maserati, pinigą turi, gali pas Batkę gyventi kaip Dievo užantį. Jeigu taip, turėsim dar vieną disidentą, tai mes turim kažkokį vieną jau gyvenantį, man atrodo, Baltarusijai panašų. Tai jeigu taip, tai gal viskas gerai. Lietuvoje bus truputėlį švariau. Ir viskas ok, ir galbūt ta istorija padės sustvarkyti, kad kitą kartą koks nors kitas celofanas, reiškia, su apykoje ir be apykojas per oro uostą laisvai neišvyktų. Tai gal čia viskas į gerą iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti, žinai, Lietuvos interesų. Tikrai, celofanas Lietuvai nereikalingas, tai tegul ten buvo tai Baltarusijai ir kaip tik sakau, bus proga sutvarkyti tas spragas, kurios jisai parodė, kad Lietuvoje yra. Bet, žinai, man kitas, jisai Facebook'e ten dalinasi, kaip ten jį priima, išgrimuoja, jisai eina per televizijas, kaip disidentas ir klausia, ar jam tinka plaukai į viršų. Parašykit ir žinok, 3000 tų patiktukų, 800 komentarų. Tu įsivaizduoji, jį laiko didvyrių. Arnai, žiūrėk, 3000 tai yra, jeigu Lietuvos mastu įmant, ar ne, tai yra niekinga riba, žinai. Pas mane daugiau yra sekėjai, jeigu ką, negu 3000. Tai aš tikrai niekada nesijausiu nei didvyriu, nei kažkuo. Ne, čia principo reikalas, Artūrai, iš viso. Kad Baltarusija išnaudoja propagandai, tai akivaizdu, tai ta prasme, tai puikia proga, bet kas, aš galvoju, bet kas iš Lietuvos, kuriam ten, tarkim, grėstų problemą su teisėsauga, koks nors, pavyzdžiui, Kazys Starkevičius, ar ne, paimtų ir nuvyktų į Baltarusiją, pasiprašytų prieglobsčio, tai galbūt irgi paskelbtų politinių disidentų, taip pat lygiai sakytų, jį persekioja už ten politinius įsitikinimus, ar ne. Tai, žinom, kaip Rusija ir Baltarusija išnaudoja tokias progas, man tik tai keista, kad, tas celofanas, koks jis bebūtų, bet jisai kaip ir, vis tiek, Lietuvos pilietis, lietuvis ir aš nežinau, kodėl jis leidžia taip save naudoti Lietuvos juodinimui ir tai propagandai. Tai man tas truputėlį nesuprantama. Daugiau tai nelabai ką čia pasakys. Dabar vėlgi einam prie šešėlinio premjero, šešėlinio pirmininko, dabar jau atliosuoto ir atiduoto į Grunskienės rankas, bet visgi aš visą laiką, aš noriu priminti, nes kaip užsisiuvęs visas skylės tyli mūsų moralinis autoritetas, ką jisai kalbėjo apie Palucką. Poną Gintautą Palucką aš pažįstu jau pakankamai seniai, dar kuomet kaip ekonomistas dalyvaudavau įvairaus pobūdžio diskusijoje. Jo tokia, sakyčiau, socialinis jautrumas ir orientavimas į socialinius klausimus man yra patrauklus. Nepaslaptis, kad ponas Gintautas Paluckas ir prezidento rinkimų kampanijoje dalyvavo debatuose remdamas mane. Taip, kad šis politikas yra tikrai jaunas politikas, kuris galėtų imtis tokios atsakomybės. Man susidaro įspūdis, kad jis yra komandinis žmogus, tai yra dirbantis komandoje. Ir tokio žmogaus vyriausybei labai reikia. Jautrus, suprantantis, komandinis, tokių reikia. Po to jis, aišku, pasakė, tai čia aš tada dar nežinojau. Bet dabar žinau, tai dabar jau taip. Bet Arnai, man atrodo, mes apie tai kalbėjom. Ir aš seniai jau sakiau, kad Paluckas nebuvo be nuodėmės, kai jisai jau ėjo į premjerus. Taigi buvo tas teismo nuosprendis. Buvo paskirta bauda, kurios jis nesumokėjo. Ir šia prasme man iš tikrųjų,
gali čia vartytis ponas Gitanas kaip nori, rėmė ten jie ar nerėmė per šitą, per rinkimų kampaniją, bet man labiau patiko Aurelijus Veryga, aš nežinau, ar pas tave laidoje, ar kažkur tai kitur, kur pasakė, kad jiem taip pat kilo klausimas iš pat pradžių. Na, žmogus turintis praeitį tokią, na, vis tiek tu jį žiūri, na, šiek tiek atsargiau turi žiūrėti. Ir aš galvoju, na, prezidentas tiesiog, na, padarė klaidą, kurią dabar labai sunku yra pripažinti. O kad Paluckas tų nuodėmių turėjo ir kad tos nuodėmės neišnyko ir galbūt galimai jos pasikartojo, na, tai žmonės, aš kaip sakau, žmonės paprastai linkę nesikeisti. Jie gali paslėpti kai kurias savo ydas trumpam, bet anksčiau ir vėliau ta tikroji prigimtis, jinai išlenda. Ir šiuo atveju tikriausiai pas Palucką irgi išlenda. Nu, bet žinai, sutik su tuo, kad intrigos buvo labai daug, nes jau čia nusileido, reiškia, kad vyksta planas išgelbėti Palucką, Seime bręsta Palucko gelbėjimo planas. Kaip išgelbėti? Žemaitaitis kad nepalaikys Palucko neliečiamybės panaikinimo, tai eilinė mokestinė byla. Galų gale Černiauskas su žiūronais ir fotoaparatais sėdėjo balkone ir skaičiavo, kiek tuščių vietų yra socdemų stovykloje. Tada prieš pat balsavimą driokstelėjo Žemaitaitis. Tai partija turinti teroristinių ryšių su gauja 2007 metais Seimo nutarimu buvo pripažinta. Partija ir frakcija, kuri užaugino pedofilą Bartaševičių, partija ir frakcija, kurie girti jų tarybos nariai ir partijos nariais apsivožę laksto po miestus ir po valstybę, partija konservatorė, kurie korupcinėse ryšiuose yra paskendę, nes pamiršta vokelius pasiimti nei vietoj palikus. Šiandien moralizuoja, kaip turėtų būti nuimta teisinė neliečiamybė. Vien dabar, gerbiamas Jurgi, kad tu pasakei, kad jūs visą laiką dalyvaudot, Remigijus Žemaitaitis balsuos prieš Gintauto Palucko neliečiamybės nuėmimą. Kad parodyčiau, kas jūs per žmonės esate. Didesnių šlykštynių už konservatorius nėra Lietuvoje. Man labiausiai patinka, kai Remigijus kalba trečiojų asmenių. Remigijus čia kaip mes, caras Nikolajus II. Aš karalius Saulė, ne? Ja. Bet, žinai, na čia vėl, aš suprantu Žemaitaitį, jam reikia eterio ir tie turbūt pasisakymai vėl, jisai daro iš tikrųjų žinodamas, kad jisai bus vėl cituojamas, ar ne, mes paskui stebimės, kodėl Žemaitaitis tiek daug spaudoje yra visur. Bet tas neliečiamybės atėmimo klausimas, aš visą galvoju, kad na, kažkaip tai turėtų būti jisai lengviau sprendžiamas, be jokių balsavimų iš tikrųjų. Atėjo prokurorė, pasakė, kad yra įtarimai ir turėtų būti kažkaip, tai aš įsivaizduoju automatiškai, nes dabar, na, iš tikrųjų mes turim tokią situaciją, žinai, kai kodėl šitie 140 žmonių, ar ne, turi nuspręsti, ar kažkam leisti eiti į teismą ar neleisti. Nu, kur čia šiaip logika pagalvojus yra šiaip. Nes jeigu ten, tarkim, pas tave ar pas mane ateitų, niekas nesprendžia nei mūsų šeima, nei mūsų draugai, reiškia, ar mum eiti į teismą ar neiti. Ar ne? Mus tiesiog paima ir nuveda. Tai lygiai taip pat aš galvoju, ta neliečiamybė truputėlį perdėta. Ir aš suprantu, kad gali būti neliečiamybė susijusius galbūt su tavo, na, politinė veikla, ne, su politiniais pareiškimais, su galbūt dalyvavimu rinkimuose, ten, nežinau, pasisakymais, bet kai kalba eina apie korupciją, mokesčius ar ten vokelius, na tai prie ko čia politika, aš nesuprantu, niekaip ir prie ko čia neliečiamybė. Man va tas klausimas dabar ypatingai žiūrint į šitą Seimą, ar ne, kur tų balsavimų tikriausiai dėl neliečiamybės panaikinimo buvo, na, tikrai daugiausiai per visus Seimus. Ir turėjom taip pat tų balsavimų, kur Seimas, na, atsisakė panaikinti neliečiamybę, ne, bent jau, jeigu aš neklystu, bent porą mažiausiai. Tai vat man daugiau toks, na, bendras klausimas kyla, ne konkrečiai apie Palucką ir ten jo tas turtus, namus ir panašiai, bet tą tokį, na, išskirtinumą, kodėl mes padarom žmonės, vėlgi, ne visai lygius ties įstatymą kai kuriuos. Tai va, aš tokį klausimą labiau kelčiau šiaip. Čia va dabar ką tik išlindo informacija, kur Tamašunienė pasakė, oro uosto sistemoje galimai stigo duomenų
ir buvo spragų. Čia dėl celofano. Ja, Tikriausiai dėl to, kad niekas duomenų nenusintė, kas turėjo nusiųsti. Nu, tai su celofanu tai yra toks rusiškas geras pokalbis, bet iš karto užbanintų. Žinai, sako, aš jam rėkiu nahalas, o jis man pamojavo. Žinai, apie kokią turiu prie patarlę. Bet vėl dabar prie Paluckos, tai žinai, jisai gavo įdomių ir gynėjų, aš tau pasakysiu. Pavyzdžiui, didysis moralinis tautos autoritetas Vėgėlė pasakė, kad mes darom klaidą, kad reikėtų komisijos, kad ten, tarkim, kažkokios tai senatys, reikia dar įsiaiškinti, ar nebaudžiamas ta pačia bausme 2 kartus. Nu, jau čia ponui profesoriui teisės Vėgėlei reikėtų žinoti, kad Paluckas buvo nubaustas už žiurknuodžius, o čia yra neteisėtas praturtėjimas, 2 skirtingi dalykai. Ir aišku, tos visos intrigos, gelbėjimo planai, skaičiavimai, aš irgi girdėjau ir vakar kalbėjau, kad Kebra skaičiuojasi, kas išeis, kad ten neva Sinkevičius irgi pasakė, jeigu jums ten neleidžia moralė, beje, ten netiek keletas iš tiesų nebalsavo, Nemuno aušros ten buvo 6 komandiruotėjai, užbalsavo tik tai Šukys, Bradauskas ir Neimantas. Nu, Bradauskus, jeigu būtų išklausęs ar nurodymo, ten visi kiti Nemuno aušroje nedalyvavo, nu, čia yra lygiai tas pats, kas tu balsuoji prieš. Bet jeigu dar Bradauskas būtų, reiškia, tai padaręs, kai jis tuo metu buvo VMI vadas ir paėmęs jį, kaip jisai sakė, už kunkolų ir užžinojo už ką, tai dabar jau tada žinojo už ką, dabar ne už ką, bet situacija išsisprendė ir 93 balsai yra tikrai daug. Aš matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam mūsų prokurorų. Na, šis reikalas, šis šokis, šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės. Balsavo 98 Seimo nariai, už 93, prieš 2, susilaikė 3, nutarimas priimtas. Kažkaip taip. Aš tokią turėčiau repliką, kai pasiklausiau Palucko, tai Starkevičius galėtų jam papasakoti, kaip svetimi pinigai virsta savais ir po to vėl atvirsta svetimais, kai juos nuneši gražinti į STT. Ne? Tai Paluckui reikėtų truputėlį atsargiau apie tuos savus ir svetimus pinigus kalbėti. O šiaip tai, na, nežinau, Arnai, na, gal netgi čia per daug dėmesio. Aš manau, kad vis tiek, jeigu Paluckas būtų tikras garbingas politikas, tai aš manau, kad jis turėtų padėti mandatą, jaunas dar yra, ar ne, turi pavyzdį toj pačios SDM partijai, Vytenį Andriukaitį, kuris buvo panašioje situacijoje gerokai seniau, ar ne, tada, reiškia, suskaičiuotas pinigus kartu su prokurorais ir tada, jeigu viskas ten sueina, galai visi, tai tada ramiai, garbingai vėl grįžti į politiką ir galbūt netgi vadovauti tai pačiai SDM partijai. Dabar man viskas neskaniai atrodo šiaip. Nu, tau pasakytų bet kuris iš tų, kurie balsavo prieš, kas tau atrodo, tai mums dzin. Mums atrodo viskas labai skaniai, teisingai ir gerai. Čia yra mokestinė byla. Nu, aš suprantu, kodėl Remigijus taip kalba. Ten nuo 2007 metų, abudogi buvo, kai jisai buvo administracijos direktorius, Remigijus buvo mero Imbraso patarėjas. Ne, jis nebuvo taryba, jis buvo patarėjas. Aš tai galvoju, kad dirbo kartu. Taip, dirbo savivaldybėj, ten ilgai jie dirbo. Na, žiūrėsim, kaip sako, bent dėl vieno dalyko mes turime būti Paluckui dėkingi už įvestą į politinę leksikoną žodį nesureikšminkim. Jo, tas, dar aš gal vieną netgi pastabą dėl pono Vėgėlės turėčiau, žinai, man vėlgi tas pats klausimas, žinai, kai sako, reikia sudaryti komisiją, ar ne, Seimo, ir ta komisija neva gali išsiaiškinti kažką. Tai tada vėl, žinai, atrodo, kodėl, pavyzdžiui, ponas Vėgėlė galvoja, kad toj komisijai dirbsiantys Seimo nariai, ar ne, yra kažkuo tai
protingesni ar gabesni už prokurorus. Na, kodėl ta komisija gali išsiaiškinti daugiau, negu gali išsiaiškinti prokurorai, tyrėjai arba pagaliau teismas. Va tas, žinai, tas toksai, susireikšminimas, ar ne, kad mes Seimo nariai galim kažką daryti geriau negu profesionalai, vien dėl to, kad mus išrinko ir mes dabar 4 metus esam Seime, tai tas irgi rodo, žinai, tokį truputėlį nesusivokimą, aš sakyčiau, ar ne, ir tą truputėlį susidievinimą tokį. Išrinko, tai tada aš jau toj komisijai būsiu protingesnis už visus tyrėjus ir prokurorus. Nepadaro Seimo nario mandatas tavęs profesionalų kažkokiu tai. Tau tik tai duoda teisę 4 metus turėti neliečiamybę ir viskas. Žinai, aš dar pasakyčiau, kad aš įsiklausyčiau, Artūrai, į Seimo nario nuomonę, jeigu jis drąsiai būtų išrinktas vienmandatėj apygardoj. Pavyzdžiui, konservatorių citadeliai, ką ponas Ignas Vėgėlė dabar labai stipriai kritikuoja, Antakalnyje. Tenai. Ir ne sąraše, ir per Marytės plauką. 283 balsais peržengius 7% kartelę pateko tas sąrašas. Bet žiūrėk, Arnai, gerai, aš tai pasakysiu, žiūrėk. Jeigu tave išrinktų toj pačioj Antakalnio apygardoj, ar tu galėtum rytojaus dieną po išrinkimo eiti į operos ir baleto teatrą ir šokti baletą? Jeigu aš būčiau balerūnas, aš pritarčiau tai pataisai, kurią dabar kažkas ten nagrinėja, arba pasiūlymą apie tai, kad vieną kartą per mėnesį Seimo narys turėtų dirbti savo tiesioginį darbą. Medikas operuoti, konsultuoti, dainininkas dainuoti, šokėjas šokti. Logikos yra tam, kad neiškristų iš darbo rinkos. Taip, nes tu esi negarantuotas, kad po 4 metų ten, čia žinai, ten kūrybinė veikla, rašyti ten, tai yra kitas dalykas, bet egzistuoja ir teisininkai, ir šaltkalviai, ir melžėjos, tai po 4 metų, jeigu jos spenio netampo karvės, tai kaip jinai eis tą karvę melš. Aš čia tiesiog. Tai va šitam pasiūlymui, kuris dabar sklando Seime, aš tikrai, Artūrai, pritarčiau. Vėlgi, žinai, priklauso, yra neįsigytų, jeigu tai, pavyzdžiui, aš nežinau, dabar man sunku tokį greitai palyginimą surasti, bet jeigu tu atėjai iš tikrųjų iš gamyklos, nors ten nedaug tikriausiai ateina iš gamyklų, tai tu neįsigy vieną dieną ten prie konvejerio stovėti pamainoje, arba, pavyzdžiui, netgi tam pačiam gydytojai, žinai, jeigu tu esi chirurgas, pavyzdžiui, ten, tarkim, šeimos gydytojas gal dar, žinai. Bet jeigu tu esi chirurgas, tai kartą į mėnesį, tai vis tiek tavo įgūdžiai, jie nebe tokie jau yra. Ir aš abejoju, ir aš norėčiau gultis po skalpeliu to Seimo nario, kuris vieną dieną per mėnesį operuoja. Žinai, čia klausimas dar toksai. Dabar apie medikus, tai puikiai žinai, koksai buvo skandalas, kad yra 40 milijonų eurų įsiskolinimo, Artūrai, medicinos įstaigoms už perteklinės paslaugas. Tai, žinai, aš vieno dalyko nesuprantu ir ten, aišku, čia šiuo atveju tą vadinamąjį Remigijaus pyktį aš žiauriai palaikau, 40 milijonų. Tai ką reiškia perteklinės reiškia paslaugos? Jeigu yra ekstra dalykas, tai tave ir operuoja. Supranti? Ir jie aiškina, kad jie negali iš sodros rezervo 16-17% kelti pensininkam pensijas galima. Aš tą suprantu, jie iš gyvenimo ribos. PSD paslaugas mes kompensuojam ukrainiečiams. Čia Lietuvos Respublikos piliečiams buvo suteikta nesuplanuotų, nesutartinių paslaugų už 40 milijonų ir atsisėdus bobelė iš valstybinio ligonių kasos, nepyk, aš čia esu jau su Žemaitaičiu vietoje, vienoje pusėje, aiškina Seimo nariam, kad vienintelė išeitis yra nuimti PSD lengvatas ir didinti drastiškai privalomos sveikatos draudimo įmoką.
tada galima būtų, nes tas milijardas, kuris guli rezerve, gaunant net ir virš neplanuotas pajamas, jų judinti negalima. Tai dabar reiškia, tau yra ekstra atvejis, gerai, ne tau, man. Ir aš skambinu į ligoninę ir man sako, sorry Abdula, mes viską išnaudojam, dabar tu užsirašyk operacijai už 9 mėnesių, kada vėl ateis naujos sutartis. Ir Artūrai, dabar būtinai, kokio infantilizmo lygio, tai lygiai tas pats, jeigu jau Sinkevičius yra Kizienės Brazausko avataras, tai Dulkio kasininko ir valstybės kontrolierio, buvusio mūsų sveikatos apsaugos ministro avataras yra Jakubauskienė. Vien kaip skamba žodis, mes turime išmokti gyventi pagal sutartis. Judame tą kryptimį, kad sutartinių įsipareigojimų gydymo įstaigos turi prasti laikytis ir ta, tokia paslaugų teikimo ir finansinė drausmė, ji turėtų tapti mūsų kultūringos, tvarkingos gydymo įstaigų valdymo praktikos dalis. Tai gyventojai tikrai gali nesibaiminti, jų sveikatos poreikiai bus atliepti, paslaugos bus apmokėtos pagal tai, kokie yra gyventojų poreikiai, laikantis vadybos tikrai ir sutartinių įsipareigojimų. Tai tu turi planuoti savo sirgimą, nukritimą, traumą į priekį. Užsirašai ir maždaug matai, kad eina tau eilė pas gydytoją, o pataikau, tada krenti arba susergi. Na, Arnai, čia amžina tema, mesgi žinom, kad aš suprantu, bet yra bėda su ta mūsų sveikatos apsaugos sistema, kurios niekas nesutvarkė. Ir aš nežinau, ar čia vertėtų vien tą ministrę ar buvusi ministrą dėl to kaltinti. Aš manau, kad tiesiog iš pat pradžių mes turbūt truputėlį ne tuo keliu pasukom. Kažkam pritrūko ryžto daryti reformas, kažkam pritrūko ryžto, reiškia, iš tiesų, kai reikėjo uždarinėti ligoninės, kurios rijo milžiniškus pinigus iš tos sistemos ir dykai. Tai aš nenoriu čia labai komentuoti, aš žinau, kad tai yra problema. Aš nesu iš tikrųjų labai didžiulis specialistas, bet pavyzdžiui, dėl tų sutartinių įsipareigojimų, tai vėlgi, mano sutuoktinė yra medikė ir aš esu ten prisiklausęs visokių istorijų, kai tu, pavyzdžiui, sakai, kad kartais visada tas paslaugas teikia, kaip čia sakyti, sąžiningai, tai vis dėlto yra istorijų, kai, piktnaudžiauja privačios įstaigos, būtent turėdamas sutartį su ligonių kasomis, piktnaudžiauja tam, kad gautų tas papildomas priemokas, kurių kartais pacientui ir nereikia iš tikrųjų. Tai vėlgi, žinai, mes niekaip neapsisprendėm, kuriuo keliu nueiti, ar turėti tą, reiškia, konstitucijos garantuojamą teisę į gydymą nemokamą, paskui pabandėm padaryti tokį pusiau valstybinį sektorių, pusiau privatų ir vėlgi sumaišėm privačius ir valstybės pinigus, ar ne? Toj sistemoje dalyvauja ne visos gydymo įstaigos, o tik tai kai kurios. Ir turim tokį vėlgi eilinį kartą tokį patį bardaką kaip su celofano oro uoste. Aš manau, čia yra bėda visa ir žinai, ir nežinau, aš neturiu sprendimo šitoje vietoje, nes tikrai aš nesu sveikatos ties vadybininkas, kad galėčiau čia pasiūlyti kažkokiu, bet sistema neveikia, aiškiai. Ir kita vertus, žinai, 40 milijonų sveikatos apsaugos sistemai yra visiškai niekinga suma, jeigu pasižiūrėsim į bendrą biudžetą. O tu žinai, ką Artūrai pasakė Sadeckas, Vaitekūno viceministras, buvęs Skaistės viceministras, kuris kaip palikimas, kad mes negalim iš rezervo, PSD rezervo paimti tų 40 milijonų, net ir panaudoti tą viršpelnį panaudoti. Todėl, kad mums neleidžia fiskalinės drausmės įstatymas.
Na, žinai, čia vėlgi... Lauk, tai aš suprantu, Artūrai, tu vadovaujas taisyklėm, tai, kas yra pasirašyta, kas yra priimta, bet čia yra žmogus, čia yra jo sveikata. Tai dabar dėl fiskalinės drausmės įstatymo, ten tarkim tavo rajone prie Pravalo ežero kitoj pusėje gyvenančiam senukui nedarys operacijos, nes baigėsi sutartiniai pinigai. Tai, Arnai, čia yra platesnė diskusija, vėlgi, žinai, mes turim PSD rezervą, mes turim Sodros rezervą ir aš nežinau, pavyzdžiui, seniai buvo klausimai ir aš nežinau, kaip dabar šiandien yra, bet žinau, kad anksčiau tie pinigai nebūdavo niekur investuojami, tiesiog, kaip sako, gulėdavo, žinai, slojikėliai. Tai, čia yra, aš nežinau, vėlgi, mes šitą klausimą neįspręsim, ar ne? Ne, mes galim tik tai pasakyti, kad Jokubauskienė iki tol socdemai drožė kasininką Dulkį 4 metus, atėjo 1,5 metų, nieko nepadarė, tie patys pavėžėjimai. Artūrai, žinok, čia jau man... Padarė, Arnai, panaikino priemokas privačioms įstaigoms ir gal dar pamatysim rezultatą, gal tas sprendimas turės, nežinau, teigiamos įtakos PSD biudžetui, aš nežinau. Reikia truputėlį gal palaukti irgi. Ne, tai ir dabar nėra neigiamos įtakos PSD biudžetui. Tiesiog neleidžia naudoti, atsisėdęs Sadeckas aiškina, ne. Tai tada jeigu jau šitaip, tai aš 10 kartą kartosiu, nafik mums 141 baibokas Gedimino 53, kiek ten dabar yra? 14 Gedimino, 12 ar 9, koks ten, ne, 9, 12, net teks jau svarbu. Kam jie mums reikalingi? Už 3 mažesnę sumą pasisamdai pačius kečiausius, reiškia, vadybininkus, koks nors kukurbėsdalis Briuselėje išleidžia direktyvą, reiškia, rekomendaciją ir atsiunčia čia, tie 12 supervadybininkų išverčia ją į lietuvių kalbą, įrašo į knygutę ir imperatyviai pasako, kad Abarašas ir Klevečka turės vadovautis tuo. Ir nereikės čia tų nuo ryto iki vakaro Vilkausko komisijų, visokiausių seimų, komitetų. Tiesiog Briuselio direktyva. Dabar bus taip. Spuogą spausite kas 1,5 metų. Numirsit, sorry, Abdullah. Nereikia. Taip nebus, taip ir aš manau, kad, žinai, vis tiek, Arnai, nėra taip blogai. Ta prasme, jeigu ten... Jeigu nusilauži pirštą, nuėjęs reiškia, nuvažiavęs į traumatologinį, vis tiek gausi pagalbą ir tu tą pirštą subintuos, sugipsuos. Tai, nevarykim Dievą į medį. Okay. Pabandyk prisikviesti greitai, jeigu netyčia širdis pradėtų spausti. Atvažiuos su pavėžėjimo paslauga sanitaras ir čemodanėliu. Nes pavėžėjimasgi čiagi buvo didžiausia inovacija Dulkio ir Šimonytės sugalvota. Nėra taip blogai, nėra. Kaip sako Mauricas, netrukus tapsim brangiausia Europos šalis. Didžiulė pinigų suma įsilieja į ekonomiką. Ir ką tai daro ekonomikai, tai visų pirma pakelia kažkiek tai vartojimą, bet kitas iššūkis didesnis tai yra pakelia infliaciją. Nes vis didesnis pinigų kiekis laksto paskui panašų kiekį prekių ir automatiškai kyla pagunda labai prekybininkams kilstelėti kainas, matant, kad yra didžiulė paklausa. Tai po gero mes tas tendencijas ir stebėsime ir ypač turint omeny, kad mes turim kitą šoką, tai yra degalų kainų ir tai yra geras akstinas, gera priežastis pakelti kainas. Kodėlgi nepakėlus? Tai čia yra didžiausia grėsmė. Didžiausia grėsmė, kad tas vakarėlis, jisai tik atrodys labai linksmas, nes mes ne tiek daugiau prekių nusipirksim, bet tiesiog mes brangiau jas nusipirksime. Ir kitas iššūkis didelis, kad ilgesnių laikotarpių mes pasikelsime dar labiau kainų lygį ir tapsime jau nebe pigia šalimi, jo dabar mes nesame pigia, mes kaip tik kalbėjom prieš laidą, kad jau su Pietų Europos šalimis mes atrodome pakankamai brangus, bet mes netgi galbūt po to dar vieno šuolio infliacijos vieni brangiausių tapsime regione ir galbūt netgi lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu jau tapsime pakankamai brangi šalis. Tai Lietuva brangi bus labai tinkamas pasakymas tokiu požiūriu. Logiška. Čia aš nelabai galiu ginčytis, nes aš tą irgi, bet mes Arnai, vėlgi nieks neleis mūsų meluoti, ar ne? Kada mes ten kalbėjom lapkričio ar spalio mėnesį pernai ir kalbėjom apie tą būsimą infliaciją, kai prognozavo visi, kad bus apie 2% ir aš kai sakiau, kad bus ne mažiau 7%. Tai aš tikiuosi, kad aš
nelabai suklydau, taip teigiamai tikiuosi, kad nebus didesnė šiaip jau. O dėl kainų, tai, na, iš tikrųjų, aš vėlgi važiavau čia kažkada neseniai, visai važiavau, gal pirmadienį, pro degalinę. Tai, na, nuoširdžiai, žinok, žaktelėjau, nes benzino kaina buvo 1,91 €. Čia po tų visų, reiškia, veiksmų, planų, pyginimų ir panašiai, ir netgi po paliaubų, reiškia, Irane. Tai natūralu, Mauricas labai teisingai sako, iš tikrųjų, mes dar iš tikrųjų nepajautėm tos įtakos degalų kainos augimo, nes jinai su laiku tik tai persiduos į visą kitą produkciją. Ir tikriausiai teisūs yra tie, kas sakė, kad, na, aš neatsimenu, ten ar Dundulis Norfos vadovas sakė, kad didžiausiai iššūkiai mūsų laukia kažkur apie rugpjūčio rugsėjo mėnesį. Tik tai jeigu mes jau dabar, žinai, plika akim matom tą kainų didėjimą, tai man net truputėlį baisoka pagalvoti, kas bus tą rugpjūtį rugsėjį. Ir didžia dalim už tai reikia pasakyti ačiū socialdemokratam, kurie paleido tą antrą pakopą. Deja. Labai gerai ir pasakęs yra Lazutkas, sako, ten visi keikėsi, kad nieks neinvestuoja, perka telefonus. Lazutka irgi gerai pasakė, kaip ten bebūtų, mobilus telefonas yra socialinio gyvenimo dabar jau dalis. Paskambinti, užsiregistruoti, perskaityti, padaryti. Ir kaip tik išėjo naujausi reitingai, bet pradžiai išėjo naujausi reitingai, tai partiniuose reitinguose pirmauja konservatoriai. Čia yra Sprinterio, man atrodo, 15,8%, Artūrai, reiškia, jie pakilo 0,7 procentiniais punktais. Po tam tikrų veiksmų 3 procentiniais punktais pakilo į antrą vietą Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Į trečią vietą praradę procentą krito Čmiel liberalai. Ketvirtoj vietoj Sinkevičiaus LSDDP irgi prarado procentą su 7,6, Žemaitaičio reiškia 6,6, 0,7 procentiniais punktais. Vat panašiai, kiek krito Sinkevičiaus, prisidėjo prie Žemaitaičio. 6,6 procentai Nemuno aušrai. Logiška kažkuria prasme. Man tik tai, aš nematau tik tai logikos liberalų reitinguose iš tikrųjų, nes nelabai suprantu, kas jie galėjo pridėti. O kalbant apie valstiečius, tai iš tikrųjų, aš pasakysiu, gal aš retai giriu politikus šiaip jau, bet aš šį kartą pasakysiu, aš manau, kad valstiečius, jeigu tempia kažkas į viršų, tai tempia Aurelijus Veryga. Nes kiek aš jį paskutiniu metu matau ir klausau, tai man susidaro įspūdis, kad iš tikrųjų jisai, palygint su tuo, koks jisai buvo ministras ir koks jis dabar yra, tai jisai kaip politikas, aš sakyčiau, labai, labai subrendo šiaip jau. Ir aš manau, kad gali būti, kad ir jis pakankamai aktyvus ir gali būti, kad žmonės tai mato ir turėti lyderių, kuris patraukia partiją, yra labai geras dalykas, nes vargu ar Sinkevičius patrauks partiją, jeigu taip kalbėt, ar ne, demokratai nebeturi kas patraukia, ar ne, tada Čmilytė, Nilsen irgi nemanau, kad yra tas garvežys, kuris gali partiją patraukti, tai šitoj visoj plejadai partijos vadovo, aš manau, kad Aurelijus Veryga pradeda tiesiog išsiskirti. Matai, čia buvo dar padaryta apklausa 18-28 dienomis balandžio, tai neužmiršk, kad dar buvo prieš tai veiksmas, jie pašalino iš frakcijos, tokį nedidelį atsistą. Tai gal irgi galėjo, kad žmonės, kurie... Išsigrynino, taip. Žmonės, kurie nusisuko per 24 metų prezidento ir Seimo rinkimus, jie sugrįžo atgal, pamatė tą tokį drąsesnį veiksmą. Bet yra dar vieni, reiškia, reitingai premjero pareigoms.
Nu, tiek to, bet pirmoje vietoje čia, aišku, 1,5% punkto kyla Šimonytė. Nu, lyginant su Ruginienė, aš gal ir pritarčiau. Čmilytei vėlgi 5,7, nu, bet neįkrito. Žemaitaitis 0,5% pakilo 3 vietoje, reiškia, jį mato 5,5% respondentų. Panašiai, vat, kiek ir jo partijos reitingas. Tai vadinasi, vienas žmogus partinis, reiškia, suponuoja tuos reitingus. Bet čia dar kitas yra dalykas. Kaip rodo apklausos rezultatai, balandį vyriausybės darbą nepalankiai vertino daugiau nei 74% apklaustųjų. Ir žinok, Artūrai, aš suprantu, kodėl. Nu, vat, gydymo paslaugos pagal sutartis, demografijos sprendimas, nemokami šokiai, kur bus galima susipažinti. Čia Zailskienė. Reiškia atgaminti diskotekas. Tai ačiū Dievui, kad Harmuzo sąsiauris sudarė didelės problemas didžiausiams prezervatyvų gamintojams. Aš reklamuosiu dar vieną politiką, nes man labai patiko, yra toksai, reiškia, Aleksandras Nemunaitis Vilniaus savivaldybės tarybai. Tai jisai apie šitą Zailskienės idėją jisai praplėtė ir pasiūlė, kad, reiškia, visiems privalomai įsinstaliuoti Tinderį reikia, reiškia, ir kad valstybė turėtų apmokėti pusę kainos už pirmą susitikimą. Ten tokia humoro forma, žinai, bet į tokius pasiūlymus, na, rimtai turbūt nebeišeina jau žiūrėti. Tai gal tu ir teisus šitoj vietoj, gal tas kai kurių vyriausybės narių, na, truputėlį tą kompetencijos toka, gal jinai žmonės ir truputėlį, kaip čia pasakyti, nervina ir galbūt jie taip ir reaguoja šiaip jau, bet vėlgi, Arnai, na, vienas dalykas yra šnekėti nesąmonės, ne? O visai kitas dalykas yra įgyvendinti. Tai laimiai, aš sakyčiau, kad daug tokių nesąmoningų idėjų jos ir lieka tik tai idėjomis ir nėra įgyvendinamos. Tai jeigu šiaip žiūrėti jeigu tu esi ministras, neleis, jeigu tu esi ministras, nu, ar tu ministras socialinės apsaugos ir darbo, ar idėja dėl demografijos, čia prisimeni, rezoliuciją priėmė, mes juokėmės, pat po rezoliucijos visi lėksim po kaldrom, dabar reiškia diskotekas, kur galima susipažinti ir pašokti, akcija, Artūrai, nu pavadinta akcija. Arnai, čia mes juokiamės, o molėtose bobutė arba traktoristas jis galvoja, nu, arba aš durnas, arba tie durni. Šiaip tai, jeigu ką, čia netoli manęs būna ten tų galimybių susitikti ir pašokti. Būna ten miestelio šventė ir joninės, tai nereikia čia specialių akcijų, ten ir šokiai būna, ir muzikos būna, tai aš manau, čia be Zailskienės padaro žmonės, kai nori. Tai. Bet, tik tiek ir galima pasakyti iš tikrųjų. Vėl čia jau pabaigai prilinksmesnės temos. Didysis tyrėjas Karolis Žukauskas uždavė 10 klausimų ir minimos skandalingos aplinkybės. Čia Žuromskai. Ten namas su Pukovičium, ten dar kažką. Skaičiau, žinok, bet žinai, čia man šitoje vietoje labai irgi toksai klausimas kyla. Aš galvoju, ir aš tai ministrui siūlyčiau tiesiog tos klausimus, tai yra tokia labai gera vieta, vadinasi šiukšlių dėžė, tokiam dalykam. Bet šiaip iš principo, ar ne, žiūrėk, tas smulkus sukčius, Karolis Žukauskas turiu galvoj, jisai visur yra vadinamas kaip komunikacijos specialistų, nuomonės formuotojai, ar ne? Tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ministrai neprivalo atsakinėti į nuomonės formuotojų ir komunikacijos specialistų klausimus. Vienintelis įpareigojimas valstybės pareigūnams yra atsakinėti į žurnalistų klausimus pagal visuomenės informavimo įstatymus. Tai aš šitoj vietoj, ministro vietoj, šitą smulkų sukčių tiesiog pasiųsčiau, žinom, kuria kryptimi, ir nekreipčiau dėmesio visiškai. Bet
Tai tiek ir norėjau pasakyti iš tikrųjų šito Bet klausimu. šiaip jo tyrimas dėl Roberto Puchovičiaus, tai ten įdomus, tarp kitko, nes čia jau tempia ant tam tikrų klausimų, nes vietoj tiesioginio savo Seimo nario pareigos būti posėdėje ir balsuoti, jis važiuoja prižiūrėti savo verslą. Nu, kaip ten įrodys, nu, lyg ir renka parašus apkaltai ir tu sakai, Bet, kad... žiūrėk, tą klausimą mes turėjom ir dėl Palucko. Taip. Na, ir tas pats Egidijus Kūris yra labai aiškiai pasakęs, kad jeigu jau Paluckui kalbėtumėm apie apkaltą Paluckui, tai jam reikėtų daryti apkaltą ne dėl kažkokio tam tipo tam turto, o dėl to, kad jisai aktyviai dalyvavo savo verslo valdyme, ką aiškiai draudžia konstitucija ir įstatymai. Tai šitoj vietoj, žinai, mes galime išsitraukti vieną Puchovičių, o galima pasižiūrėti į visus kitus, kurie verslus turi. Aš manau, kad tas pats Kazimieras Starkevičius, kol buvo Seime, jisai ten taip pat turi savo verslų. Mes ten turim tą patį, tarkim, aš nežinau, Ignas Vėgėlė ar neturi verslų, ar nedalyvauja kartu su šeima irgi. Tai, žinai, jeigu mes jau tokie norėtumėm būti teisingi visi, tai mes tada turėtumėm žiūrėti į visus Seimo narius, kurie turi verslų. Tai yra, kurie yra akcininkai, dalininkai ir panašiai. O ne išsirinkti vieną iš mums kažkokios tai patinkančios ar nepatinkančios partijos ir skalbti vieną jo mašinus. Nu, bet tu sakai, neatsakyti. Gerai, į Žukauską... Taip, į Žukauską jis tylėjo, bet, na, tu įsivaizduok, rytoj, penktadienį, specialus aplinkos apsaugos komiteto posėdis atsakyti šitiem klausimam. Nu, čia, žinai, čia vėlgi, čia yra politiniai žaidimai, ar ne? Tu pats puikiai supranti, ar ne? Taip, suprantu. Nu, bet žinai, dabar, kadangi daugiau nėra ko užsimt, tik tai, reiškia, lėrėtė ar dar kažko, tai neatsakyti į lingės klausimus negalima. Ar pažįstate Joną Pirožniką, Aurelijų Perminą, Arūną Pukelį asmeniškai ir kada susipažinote su jūsų patarėju dabar šiuo metu pareigas einančiu Skirmantu Pociumi? Ar tiesa, kad tai Jono Pirožniko patartas ir rekomenduotas kandidatas eiti šias pareigas? Tai nepažįstu asmeniškai nei vieno iš jūsų išvardintų asmenų. Žinai, aš nepažįstu tų draugų. Žinai, bet čia tas klausimas lingės yra nelingės ir to paties Žukausko klausimas, ne? Tai, nu vėlgi, man, žinai, man ir pikta, ir keista, ir, nežinau, dar tokį žodį pavartoti, tai mes galim pasiimti, žinai, telefono knygą, atsiversti ją, eiti prie kokio nors ministro ir klausti pagal telefono knygą, ne, tu pažįsti, žinai, Adomaitį, Abraitį, ten, nežinau, Adomavičių, ten Angį ir panašiai. Nu, ta prasme, kas toks yra Žukauskas, kad žmonės turėtų atsakinėti į jo klausimus, kas ką pažįsta. Nu, mes, iš tikrųjų, prieinam prie kažkokio tai visiško marazmo. Nors met tau paskambins dabar koks nors, nežinau, Kazlauskas, koks nors sakys, gerbiamas Klivečka, pasakykit man, ar jūs pažįstat ir vardins sau ten 10 pavardžių. Tai tu ką, pulsė sakinė dabar? Ne, aš pasakysiu, eik tu. Nu, tai aš lygiai tą patį sakau. Tai mes, aš galvoju, kad ir ministras turi teisę pasakyti smulkiam sukčiui, eik tu. Nu, ir jisai smulkiam sukčiui gal ir pasakė, nes čia vakar tie klausimai buvo žiniasklaidos. Ir lingiai taip pat turi teisę pasakyti. Lingiai Seimo narys. Jau čia yra kitaip. Arnai, kokią teisę turi Seimo narys klausti, su kuo aš pažįstamas ir su kuo aš miegu? Nežinau. Koks jo reikalas yra? Įdomu. Teisė žinoti. Bet dėl to ir parašiau. Nepažįstu aš tų žmonių. Nepažįstu aš tų draugų. Degtinėlę gėrėm. Bet kad daryti be abejo specialų Seimo komiteto posėdį dėl tų trobų, dėl to jo įsigytų, reiškia, namų iš Puchovičiaus firmos. Nu, dirbo jis toj firmoje, bet tai ten yra visi bankai, visi viskas. Čia, žinai, kai neturi ką veikti, čia, kai prisimeni, mūsų armijoje buvo tas, jeigu neturi prie ko prie stulpo. Jo.
Ir čia vat yra, yra gerų dalykų, va, Paluckas, Starkevičius, Skvernelis, viskas ok. Nu, bet čia tokiais momentais, arba ten Puchovičiaus važinėjimo į firmą. Žinai, mes pagaliau galim prisiminti dar vieną tokį labai paprastą dalyką, žinai, iš viso to, ką skelbė iki šiol šitas smulkus sukčius Karolis Žukauskas, tai kol kas bent jau, ar ne, niekas nepasitvirtino šiaip. Nu, jo, ten tie visi stovint jūroje prie Pirožniko Taip, visi ten kriminaliniai, reiškia, elementai, kriminalinės sensacijas ir panašiai, ką ten bandė prikabinti ir kad čia vat, nusikalstamas pasaulis, bet kol kas kažkaip tai mes nematom jokios eigos iš tų jo tyrimų. Tai, žinai, kai žmogus kas savaitę skelbia analizus, kurie, reiškia, netokie ir analizai pasirodo, tai gal paskui nebeverta kaip dėmesio. Galbūt, bet svarbiausia, kad daug įvykių, reinkarnacija, tango su prokurorais ir nepažįstu aš tų draugų, vainikuoja. Prokurorais ir tango su demografija. Jo, ne, ten. Klausyk, varom į parduotuvę, tugi žinai, kad Hormūzo krizė davė, žinok, stiprų smūgį prezervatyvų gamintojams. Ne, nežinau. Taip, ten yra krizė, patikėk manim, ten ne šiaip savo 1, 2, 3, 15. Hormūzo krizė davė didelį smūgį prezervatyvų gamintojams, jie negauna žaliavų, dar kažko, tai jie brangins visą produkciją. Taip, kad Zailskienės planas gali ir pavykti. Nes žinai, kaip seniau būdavo, užėjai į parduotuvę, nusipirkai gumyčių, eini į šokius, o dabar nori eiti į šokius ir po to susipažįsti ir bats didėja demografija. Viskas šiam pasaulyje, Artūrai, yra globalu ir susiję. Zailskienė ir Irano karas. Gerai, ačiū, brolau. Gerai, iki kitą kartą.